Kalbėsime ir padiskutuosime apie vienas gražiausių lietuvių autorių leistų knygų. Tai esame iš Labdaros paramos fondo Švieskime vaikus ir aš šio fondo direktorė šiandien pakalbinsiu autorius, kurių knygas mes esame išleidę. Tai šiandien šalia manęs yra Laima Petronienė, Paulius Varnelė, Eglė Jasė ir Eugenija Marks. Galbūt kai kuriems šitie vardai jau yra pažįstami, kai kuriems tai jie yra išgirsti tik tais pirmą kartą, tai paprasčiausiai yra kodėl taip. O todėl, kad kiekvienais metais mes skelbėme nacionalinį vaikų literatūros konkursą, kuriame būtent šie autoriai siuntė savo rankraščius, komisija juos skaitė, vertino ir vertino kaip vienus geriausių būtent kūrinių ir šias knygas mes išleidome. Tai galbūt nebereikia tų labai ilgų įžangų ir pirmiausia norėčiau pakalbinti Laimą apie Voveriukų abėcėlę. Tai labai nuotaikingai, gražiai iliustruota knyga. Tai, o kaip gimė būtent ši mintis, kad reikia apie lietuviškas raides sukurti tokią knygelę? Ačiū Vaida už klausimą. Aš esu iki šiol išleidusi 7 knygas suaugusiems poezijos, 1 vaikišką knygutę. Ir gimė tokia idėja, kad labai noriu sukurti abėcėlę, bet kad jinai būtų ne tik tai mokanti raides, linksma, tačiau dar savyje turėtų lietuviškus gyvūnus ir lietuviškus augalus. Tai būtų ir apie Lietuvos gamtą. Tai va šita idėja tokia gimė ir kiekvienas keturailis dar turi tos raidės kuo daugiau raidžių. Pavyzdžiui, A tai ištarė apuokas, apuokėliai tuoj išmoko, A tai adata ir auksas, raidė A visų pirmiausia. Beklausydami galėjot suskaičiuoti, kiek ten buvo A raidžių. Tai tikrai buvo daug, kas nespėjo suskaičiuoti, tai galės ateiti į Labdaros ir paramos fondą Švieskime vaikus stendą ir pasimti būtent šią knygą dovanų ir suskaičiuoti tas raides. Tai pasakėte 4 apie A raidę, o jums kokia pati mėgstamiausia jums asmeniškai yra raidė? Pati mėgstamiausia ir įdomiausia man buvo į nosinė, kadangi kai kurie abėcėlė ir nori, kad būtų įdomu vaikams ir kad būtų siužetas kiekvienam ketureilyje. Visą laiką yra mintis, o kaip dar ir sueiliuoti tą ketureilį, kad jisai skambėtų ir būtų įdomus. Taigi apie į nosinę yra toks ketureilis. Įkalbėjo vilkas lūšį, įsilipti į aukštą pušį, įsliogė pušin greituolė ir įsirengė ten guolį. Tai labai nuostabus eilėraštis. Iš tikrųjų, kaip ir bebūtų keista galbūt, bet daugeliu atveju visos vaikams leidžiamos knygos yra pasakos, apsakymai, apysakos, o pas jus yra eilėraščiai. Ar tai buvo sudėtinga, sakykime, sukurti tokius ketureilius? Ar čia yra, kaip jau minėjot, kad išleidote ne vieną poezijos knygą ir čia jau yra jūsų širdyje ir čia būtent yra jūsų tas arkliukas? Aš nuo vaikystės labai mėgdavau mokintis mokykloje eilėraščius. Man būdavo labai lengva ir labai įdomu iš tikrųjų. Paskui, kai atėjo paauglystės metas apie 16-17 metus, kai ieškojau gyvenimo prasmės, pirmosios meilės, pati pradėjau rašyti eiles. Ir kurį laiką rašiau, gal porą metų. Paskui nutiko gyvenimas ir jisai nuvedė mane tolyn, į Vilnių atvykau iš mažo Dzūkijos kaimuko. Ir maždaug prieš 18 metų man tiesiog pasipylė eilėraščiai. Jie pasipylė ir pildavosi kiekvieną dieną. Ir iki šiol, per tos 18 metų, aš parašiau 7 knygas suaugusiems poezijos, maždaug po 170 puslapių kiekviena. Ir tie eilėraščiai tai yra mano sielos kalba, tai yra įkvėpimas, tai yra malda, tai yra padėka. Ir tuo pačiu aš pradėjau rašyti ir vaikams eilėraštukus. Ir labai norėjau sudėti knygelę. Tai vieną knygelę išleidau pati su savo dukros piešiniais, o kadangi labai mėgstu poeziją ir pamačiau jūsų konkursą,
Tai vat ir sumaniau parašyti abėcėlę ir sudalyvauti su ja šiame konkurse. Tai labai smagu. Ir dar išduokite galbūt paslaptį arba atskleiskite intrigą. Ar bus ir kitų eilėraščių vaikams? Tai žinoma, kad bus. Žinoma, kad bus, aš juos vis rašau karts nuo karto ir vaikams, ir ne vaikams, ir dzūkų tarme netgi rašau eilėraščius, tik ne vaikiškus. Kadangi pati esu iš Dzūkijos, tai taip pat ir labai myliu savo tarmę, rašau ir dzūkiškai taip pat. Labai gražiai jūsų knyga iliustruota, ją iliustravo Jurga Šulskytė, tai kaip ir minėjot, kiekviena raidė turi ir savo gyvūną ar augalą, tai ar pačios pirmos iliustracijos, kurias pasiūlė būtent Jurga, ar jūs pamačiusi iškart supratot, kad būtent tai, ką jūs ir norėjote? Taip, iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi Jurgos iliustracijomis, kadangi jinai išpildė, atvaizdavo tai, kas yra kiekviename ketureilyje ir labai linksmai, su smagiais personažais tas visas eilutes įgyvendino. Taigi knygutė tikrai gavosi labai spalvinga, žaisminga, labai graži. Tai labai smagu, tai iš principo čia galėtų būti kiekvienam vaikui, ypač mažam vaikui, jau kaip Biblija ir turėtų mokėti kaip tėvė mūsų, kad šita knyga turi būti jų bibliotekos archyvose ir skaitoma, nes tikriausiai yra vienas iš svarbiausių dalykų mažiems vaikams, kad jie per labai gražų, spalvingą ir žaismingą aprašymą gali išmokti tikrai pačios gražiausios lietuvių kalbos ir būtent jūsų knygos pagalba. Ačiū labai Jums, kad išleidote šią knygą. Džiaugiuosi, kad jinai sudalyvavo tokiam nuostabiam konkurse, kuris jau daug metų vyksta ir kad Jūs remiat Lietuvos bibliotekas, mokyklas ir dalinate tas knygas. Tai priemu padėkas, ačiū Jums, kad dalyvaujat, kad skaitot. Svarbiausia iš tikrųjų, kad ir kaip bebūtų, kad yra skaitytojų. Ir kaip tik šiandien yra tokia diena, kuomet pati juokauju, kad nuo pat ryto yra didelis anšlagas, nes tikrai dovanojame knygas visiems skaitytojams, tie, kas ateina ir kas domisi. Ir tikrai plušom iš peties po 9 prakaitais, bet dovanojam, kad tik vaikai skaitytų ir skaitytų būtent geriausias ir gražiausias. Ir labai smagu, kad visada leidžiame lietuvių autorių. Tai man atrodo, kad tikrai reikia puoselėti lietuvybę ir puikia knyga, nuo kurios galima ir pradėti. Tai būtent nuo lietuvių abėcėlės. Dėkui. Tai jau žinom, kad ir kitą knygelę rašysit. Tai labai lauksim eilėraščių, nes tikrai eilėraščių, sakyčiau, kad trūksta. Tikrai trūksta, daug yra, sakykime, pasakų, apsakymų ir panašių nuotykių knygų, bet eilėraščių tai tikrai kiekvienais metais gauname klausimą, ar turite eilėraščių knygelių, ar turite eilėraščių. Tai labai smagu, kad išgirdau, jog dar bus eilėraščių. Tai bus būtinai. Labai smagu. Tai būtent su Laima pabendrauti, jos knygą pasiimti parašą, pasidaryti nuotrauką, tikrai kviesime po renginio pas mus ateiti į stendą. Tai ačiū labai Laimai, galime paploti už tokią tikrai nuostabią knygą ir įdomų pasakojimą. Tada norėčiau visus supažindinti ir pristatyti jums Paulių Varnelę. Paulių kalbinsiu tikriausiai 3 kartus. O kodėl 3 kartus? Nes šiemet šiemet esame išleidę ir dovanojame net 3 Pauliaus knygas. Tai pirma knyga Supainiota istorija. Tai Supainiota istorija. Iš tikrųjų, toks iš pirmo žvilgsnio Supainiota istorija, tai toks atrodo tikrai, o kasgi galėjo būti čia supainiota, nes ant viršelio tai lyg ir katinas, lyg ir bandelis ir virėjo kepurė. Kaip gimė tas supainiojimas? Ar turėjote panašų kokį nors gal įvykį? Labadiena. Ne, panašaus įvykio neturėjau, tiesiog norėjosi kažką supainioti. Kažką supainioti. Tai, kad klausytojams būtų šiek tiek aiškiau, tai kokie būtent yra supainiotos istorijos pagrindiniai herojai ir personažai? Kaminkretys,
kepėjas ir toks katinas žaliomis akimis. Katinas žaliomis akimis. Gal netyčia jūs turite katiną ir gal čia būtent apie jį aprašyta, ne? Ne, katino neturiu, bet kartais matydavau katinus. Kažkaip pastebėjau, kad pas jos būna ir žalios akis. Gal būna ir kitokios spalvos, bet čia, žalias buvo dėl to, kad, ir žmogus turėtų turėti panašias akis, jeigu turėtų. Tai tokiu būdu katinas kaip pakankamai landus padaras, smalsus ir toks smalyžius, visą tą ir užvirė tą košę. Ir iškrėtė tokį pokštą, kad liko supainiota istorija tarp kaminkrečio ir bandelių kepėjo. O atsakykit, o ar jūs labai mėgstat bandeles? Na taip. Tai tikriausiai dėl to ir kepėjas kepia pačias skaniausias miestelio bandeles. Tai tikrai labai gražiai iliustravo Giedrė Ringelevičienė. Tai taip pat šią knygą galėsite pasimti pas mus stende, pabendrauti su Pauliumi. Ir Pauliau, čia šiandien yra 3 knygos, apie kurias mes kalbame, bet esame išleidę jūsų ir tikriausiai pačią pirmą, nuo kurios ir prasidėjo. Ar tai buvo jūsų pati pirmoji vaikams skirta knyga? Parašyta gal ne pirmoji, bet išleista pirmoji. Tai buvo 19 metais, atrodo, jeigu aš neklystu, 7-ame konkurse laimėjusi debiuto premiją, trumpa pasakėlė apie karaliuką Burbuliuką. Tais pačiais metais teikiau Mažvydo bibliotekoje skelbtą pirmosios knygelės konkursui irgi kūrinį. Ten reikėjo pateikti visą maketą, sumakituotą ir iliustruotą, ir jis buvo eiliuotas, beje. Mano tas variantas, tai čia buvo lygiagrečiai, bet laimėjo debiuto premiją būtent šitą knygelę. Pasaka, tokia pagrindinis herojus karaliukas Burbuliukas todėl, kad vienas iš jo tokių pomėgių buvo kramtyti gumą ir pūsti burbulus, kurie sprogdavo. Beje, tas dalykas jam labai pravertė paskui šito istorijoje nugalėti vieną tokį, grėsmingą padarą. Tai sakykime, kad viskas prasidėjo nuo burbulų pūtimo ir nuo karaliuko Burbuliuko. Pas juos taip. Tai grįžtam prie supainiotos istorijos ir apie šią knygą. Tai ar jums pačiam, ar jūs pamatęs iliustracijas, lygiai taip pat pagalvojat, kad būtent taip ir įsivaizdavau, taip turėtų atrodyti katinas, tas bandelių kepėjas ir kaminkretys? Iš tikrųjų, man iliustracijos labai patiko, kažkaip atliepė man tą visą viziją šito matymo, to kūrinio iliustravimo. Aišku, mes kartu su iliustratorė ieškojame geriausių sprendimų, kas yra ir, man atrodo, taip ir turėtų būti. Taisyti tikrai daug ko nereikėjo. Ilgiausiai, aš atsimenu, mes ties ko dirbome, tai su katino akimis viršelyje. Nes kažkaip atrodė, kad tai turi būti pats toksai subtiliausias dalykas ir kol mes pasiekėm tokį rezultatą, aš manau, jis visiškai neblogas, tai teko truputį pavargti, bet kaip tik Giedrė labai gerai šitai sprendė klausimą ir akis, man atrodo, tokios, kokios ir turėtų būti. Ypatingos katino akis. Jos irgi tenai sudalyvavo pakankamai įspūdingai šitai knygelės istorijoje. Tai būtent tas akis galėsite tikrai pamatyti, pasiimti ir pasižiūrėti, o kodėlgi jos yra tokios ypatingos. Taip. Tai apie šią knygelę gal tikriausiai baigsim, dar pakalbinsiu aš jūs, Pauliau, apie kitas knygas, bet dar norėčiau su jumis supažindinti ir Eglę Jasę, kuri parašė Kamandose. Tai šiandien yra ypatinga diena. Tai tikriausiai reikėtų jūs pirmiausia pasveikinti, kad būtent ši knyga tapo nominantę, pretendentę tapti metų knyga. Labai ačiū, Vaida, ir labai malonu, dėkui. Tai kai išgirdot ir sužinojote šitą žinią,
Kokie jausmai užplūdo, kai sužinot, kad va jūsų knyga jau bus ta patekusi į tą 5-tuką tarp visų geriausių 24 metais leistų knygų vaikams? Iš tikrųjų apsidžiaugiau be abejo labai, negaliu meluoti, šiek tiek tikėjausi ir labai norėjau to ir laukiau. Ir sužinojau, tiesiog gavusi elektroninį laišką, kuriame man pasakė, jo parašė, kad ta knyga bus tarp nominančių. Na ir tiesiog džiaugiausi tuo labai. Tai tikrai labai didelis įvertinimas ir man asmeniškai yra nuostabu kiekvienais metais sužinoti, kad kažkuri iš mūsų knygų leistų yra būtent patenka į tuos sąrašus, iš kurių komisija renka. Tai reiškia, mūsų leidžiamos knygos yra tikrai pačias gražiausias ir geriausias ir aš visada tą sakau su didžiausiu pasigėrėjimu ir pasididžiavimu. Tai apie Kamandosę, apie kurią tikriausiai labai daug šiuo metu visi kalbės. Ir Kamandosė, kas yra ta pagrindinis herojus šios knygos? Iš ko jisai gimė? Taip, kas yra iš ko jisai gimė, yra labai du skirtingi dalykai. Tai, tarkim, iš ko gimė, galėčiau pradėti nuo to. Turiu sūnų, dabar 14 metų. Tada, kai rašiau, jam buvo kokie 9. Ir aš nežinau, gal kaip daugelis vaikų, jis nemėgdavo, taip pristoti, taip sakant, prie tėvų ir prie manęs. Ir kai neturėdavo ką veikti, sakydavom, ką man duosi visą laiką, va tai va. Kol, tiesiog tapo tokiu folkloru mūsų šeimoje šitas dalykas ir tarkim, iš to tiesiog ir tas vardas kažkaip atsirado Kamandosė ir sugalvojau, kad galbūt tai galėtų būti knygos ir istorijos personažas. Na ir tai pradėjau po truputėlį kurti, pradėti įsivaizduoti, kas ta Kamandosė galėtų būti ir aišku, nuo mano sūnaus to pirminio varianto numutavo labai toli, tapo miško padaru. Reiškia, tie bruožai dėliojasi irgi po truputį. Žodžiu, trumpai Kamandosė patapo iš miško išsikrauščiusiu buvusiu miško padaru, kuris apsigyveno mieste, kuris turi raganų, drakonų, nykštukų, driežų bruožų ir, žodžiu, bando pritapti prie gyvenimo mieste. Man asmeniškai labiausiai toks ir šypseną keliantis, ir įdomumą keliantis žodis būtent šioje knygoje yra brankšmutkės. Tai kas yra tas brankšmutkės? Vėlgi, atsakyčiau, jeigu aš nuo savęs, tai pasakyčiau šlamštas. Jeigu atsakytų Kamandosė knygos herojų, tai būtų geri daiktai, reiškia, kurių jinai labai norėdavo, kuriuos kaupdavo, kuriuos siekdavo ir, žodžiu, tai buvo jos gyvenimo siekiamybė, sukaupti kuo daugiau daiktų ir tuos daiktus miško padarai vadindavo brankšmutkėmis. Tai iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų, kas bent truputį esame kaupikas, tai tikrai reikėtų paskaityti būtent šią knygą. Ar tiesa? Nežinau, galbūt aš tikėjausi, kad mano sūnui padės šiek tiek. Ar padėjo? Tarkim, vis dar procese. Svarbiausia procese. Tai kokio amžiaus vaikams yra skirta, sakykime, šita knyga? Aš įsivaizduočiau, kad galbūt galėtų pradėti vaikai skaityti, arba jiems galbūt galėtų kažkas jau skaityti maždaug nuo 6 metų iki, nežinau, 12, priklauso vėlgi nuo vaikų. Nors mano dukterėčia neseniai perskaitė ir man parašė savo dukrelį, kuriai viso labo tai buvo 4 metai, bet jinai išklausė ir tas man buvo labai nuostabu ir labai džiugu. Žodžiu, priklauso tikriausiai nuo vaiko, bet jeigu vis dėlto reikėtų įsprausti kažkokį rėmą, sakyčiau, nuo 6 iki galbūt 12 metų.
Tai iš principo, man atrodo, kad ir kaip bebūtų knygas, kurios yra skirtos vaikams, tai ne tik vaikai turi skaityti, bet labai rekomenduoju ir suaugusiems, nes būtent šioje knygoje galima išvelgti labai rimtų pokalbio temų, apie kurias galima kalbėti su vaikais. Tai iš tikrųjų ir apie tuos pačius kaupimus, apie nesidalinimą. Apie ką dar galėtų diskutuoti, sakykime, tėvai su vaikais arba mokytojai su savo mokiniais? Kokią pagrindinę žinutę galbūt norėjote perduoti, kuriant šią istoriją? Vėlgi rašiau labai intuityviai ir negalvojau apie kažkokį moralą istorijos. Man buvo smagu tiesiog susidėlioti, tarkim, žaidimo taisyklės yra herojus, yra jo mėgstamos veiklos ir taip toliau. Bet natūralu, kad jeigu kažkas skaitėt, žinotinai komandose pasikeitė per visą tą knygą. Ir čia, manau, tėvai galėtų apie tai, jeigu norėtų kalbėti, jog žmonės padarai keičiasi, kad jeigu vieną dieną esi toks, dar nereiškia, kad rytoj vėlgi toks pat būsi. Kad kiekvieno mūsų laukia ilgas kelias ir mes jį nueiname ir kelio gale esame kitokie, negu buvome kelio pradžioj. Tai šitos minties aš neturėjau rašydama, jinai tiesiog susidėliojo. Tai iš tikrųjų labai graži mintis, tai man atrodo ne tik vaikams šitą reikia išmokti, bet kartais ir priminti ir suaugusiems būtent, kad mes per visą gyvenimą keičiamės, tobulėjame. Tai ačiū Egle už pasisakymą, už pristatymą knygos, tai su Egle lygiai taip pat galėsite susitikti. Ir apie tai, kas dar keičiasi ar nesikeičia, tai norėčiau sugrįžti vėl ir pakalbinti Paulių apie tą jau karaliuką. Kadangi čia jau yra antroji istorija apie karaliuką, mes jau žinom, kad jisai nugalėjo Slibiną važiuodamas į riterių rytmetį, o dabar yra antroji knygelė – Vėlyvi mažojo karaliuko pusryčiai. Tai kaip gimė pusryčiai? Kaip tęsinys pirmosios negalėčiau teikti, kad toks visiškas tęsinys. Ten yra herojai tie patys, tai yra personažai, aplinka ta pati, kaip jie gimė. Jie gimė gana nelengvai, sunkiai, ilgai, su visokiais taisymais. Bet gal dėl to, kad buvo pavogtas virėjas? Buvo pavogtas virėjas ir... gimė, kaip prisiminiau. Kalba eina apie knygų skaitimą. Iš tikrųjų, didžiausia problema yra tai, kada anksčiau vaikai, kai labai skaitydavo knygas, savarankiškai, niekieno neverčiami, iškildavo tam tikrų problemų, nes jie skaitydavo, nedarydavo, ko reikia, jiems labai patikdavo, jie tiesiog tuom gyvendavo, kas aišku gal dabar truputį kitaip. Ir atsirasdavo visokių nesklandumų, jie pradėdavo fantazuoti tų knygų skaitimų įtakoje, paskui galbūt tos fantazijos vos nevirsdavo realybę. Na ir po truputį man pasirodė, kad galima iš to sukurti knygą, kada skaitančiojo vaiko fantazijos virsta realybė ir paskui jis net ir su to savo skaitimo pomėgiu, naudodamasis jo, išgelbėja arba ten išsprendžia labai didelės problemas. Ir iš kitos pusės dar gaunasi taip, kad ir skaitimas ne tik kaip edukacija arba ten kažkokių ten vienokių savybių, ten puoselėjimas, ugdymas žinių, bet praverčia, kadangi tu turi knygą, kuri gali būti panaudota grinai praktiškai, ne tai, kad po koją ten stalo pakišti, bet panaudoti ją kaip, pavyzdžiui, mainams už kažkokį ten prapuolusį virėją ir net, pavyzdžiui, tuo būdu net kai kurie padarai
susidomi skaitimu lygiai taip pat. Tikrai Gaudami taip. knygą tokiu būdu. Tai labai smagu, kad yra knyga, kurioje pagrindinis herojus iš tikrųjų mėgsta skaityti ir yra viena nuostabi iliustracija, kur jisai yra prie savo knygų lentynos. Tai labai tikiuosi, kad visos knygos, kurias pristatome ir autorius, kuriuos kalbiname, kad būtent jų knygos tikrai bus labai skaitomos ir tikrai semsis tiek vaikai, tiek patirties, tiek ir išgyvens kažkokius nuotykius ir galbūt sužinos, kaip spręsti ar išspręsti savo paauglių ar vaikų bėdas. Bet tuo pačiu, atsiprašau, norėjau dar, kad ir būtų toks, humoristinis kūrinys. Ir lygiai taip pat. Tikrai labai smagus ir nuotaikingas. Ne tikrai. tik tai problemos arba dar sprendimas, bet pagrindinė gija tai yra tokia, nesusikalbėjimo tarp personažų, kažkokių tokių nesupratimų ir kažkaip, man atrodo, kad ten tokio yra pakankamai nemažai. Tikrai taip. Manau, kad kiekvienas savo šeimoje galėtų rasti atitikmenį tam mažajam karaliukui, burbuliukui. Tai labai smagu, labai gražiai iliustruota knyga. Ir apie karaliuką tikrai kviečiu paskaityti šitą knygelę ir lygiai taip pat pačią pirmąją dalį, pačią pirmą karaliuko burbuliuko knygą, bet dėja tik bibliotekoje galėsite pasiimti, nes savo stende dovanojame jau kitą knygelę. Na ir dar apie vieną knygą, tai norėčiau jau pakalbinti ir Eugeniją. Tai Eugenija yra ne pirma knyga, čia jau yra antra tavo išleista, ar taip? Taip, tai yra antroji knyga ir dar vienas dalykas, mėlėjai. Jums galbūt čia yra dar vienas atėjimas į pristatymą, bet žinokit, aš gyvenu absoliučiai neeilinę dieną savo gyvenime. Aš prieš 3 valandas paėmiau, pauoščiau knygą, kuri ką tik tai išleista. Ragaudžių kaimo vaikai, o kiek gera ta istorija, jeigu laimėjo nacionalinio konkurso 3 vietą, reiškia, ne tik aš galvoju, kad jinai yra gera. Ir dar vienas nuostabus indikatorius, tikrai ateikit ir pavartykit, pažiūrėkit. Iliustratorė Marija Smirnovaitė, ji iliustravo žymiai daugiau negu kad buvo paprašyta ir susitarta, dėl to, kad žmogus sakė, įsitraukė į istoriją, buvo įdomu ir negalėjo sustoti. Tai čia pasakojama apie 4 vaikus. Tai ar galima bent kažkurį vaiką sutapatinti su pačia tavimi? Taip, dabar aš atsakydama į šį klausimą paskaitysiu vieną sakinį, kurį parašiau pačioj knygos pradžioj. Skiriu savo vaikystės draugams. Mūsų juokas dar skamba ten, kur užaugom, o kelias atsimena mūsų dviračių padangas. Tai šioje knygoje yra turbūt daug daugiau negu kad būčiau norėjusi, kad sužinotumėte apie mane. Ir išduosiu iš karto paslaptį, tie Ragaudžių vaikai 4, mes vis dar esam draugais. Ir man iš karto toks klausimas, o kaip išlaikyti draugystę tiek ilgai? Aš dabar, kai raičiau autografus, visiems linkėjau tokių negestančių draugysčių, nesibaigiančių draugysčių. Stengiasi, nuolat parašai, pasakai, atsimeni aną, kai rašiau šią knygą, taip pat klausiau savo draugų, ką tu atsimeni. Ir buvo be galo smagu, taip tiesiog skirtingus atsiminimus turėjome. Tačiau noriu pabrėžti, kad čia nėra autobiografija, absoliučiai ne. Yra atsiremta iš to, ką aš pajutau, ką mes patyrėm, plaustų statėm, namelius medžiuose, visa tai buvo tiesa ir aš pasilgstu to šiuose dienose, nes vaikai net nelabai išeina į kiemą, tai aš net šioje knygoje yra instrukcija, kaip pasistatyti plaustą, nes aš tikiuosi, kad vaikai paskaitys ir pasistatys tą plaustą. O yra instrukcija, kaip išeiti į lauką? Tėveliam reikia pridėti instrukciją, kaip atjungti internetą, tada jie patys išeis į lauką.
Tai šita knyga tikrai nuotaikinga, labai lygiai taip pat kaip ir prieš tai leista Liepa ir Rokis nepasiduoda. Ir tikrai linksmos, nuotaikingos istorijos. O pačiai, jeigu reikėtų išskirti tą vienintelę, kurią patyrė būtent šios knygos personažai, kokia būtų įsimintiniausia istorija, kurią norėtum, kad visi tikrai akcentuotų ir paskaitytų tą vietą gal 3 ar 4 kartus? Galbūt klausimą reikėtų adresuoti tau, kuri tau įstrigo skaitant, nes man labai sunku išsirinkti. Aš iš tikrųjų prisipažinsiu, esu antiek visų knygų didžiausia fanė, kad negaliu išskirti nieko. Su malonumu skaitau, visiems rekomenduoju. Ir smagiausias dalykas mano darbe yra tas, kad važiuoju į bibliotekas ir pati pristatau tas knygas. Tai kartais pati susitapatinu su kiekvienos knygos herojais ir kartais būna suvaidinu, pašoku, padainuoju. Gal kartais ne visi nori girdėti, kaip dainuoju, bet tikrai išrinksiu kažkurią istoriją, pasitarsime, apie kurią galėsime pasakoti vaikams kaip pačią nuostabiausią. Bet lygiai taip pat yra labai nuotaikinga knyga, bet man skaitant jinai turi tokią pamokančią žinutę apie tai, ką iš tikrųjų galime pasvarstyti. Ar tu galėtum pasakyti, kokia tai žinutė yra, ar tai natūraliai gimė, ar su ta intencija, kad norėjai apie tai kalbėti? Iš tiesų, viena iš tokių potemių einančių, pagrindinė tema yra draugystė tarp vaikų. Ir kita potėmė, kur yra šiek tiek galbūt skaudi, tai mergaitė nesutarė, pagrindinė veikėja Emilija nesutarė su savo tėčiu ir labai daug yra tarp jų įtampos. Tai tokia nebereikalo, jeigu dar skaitysite ir sakysite neišbaigta, tai dėl to, kad atkreipkim dėmesį, kad pirma dalis yra išsuplanuotos 3, tai dėl to užsidarys veikėjų arkos 3 knygoje. Bet būtent ta mintis, koks turėtų būti santykis tėčio, ar neišskiriant konkrečiai tėčio, tai gali būti ir mama iš tiesų, vieno iš tėvų santykis su vaiku, ar ne, ir ką reikėtų daryti, ir kaip reikėtų mąstyti, kaip reikėtų spręsti, yra tas momentas dar, man pačiai buvo svarbus rašant. Tai labai smagu, kad yra ne tik labai nuotaikingos istorijos, nuotykiai, pasakojimai, bet tikrai kiekvienoje knygoje galime išvelgti ir svarbesnę, gilesnę prasmę ir tikrai prie puikių knygų galima su vaikais labai turėti puikias ir geras diskusijas, pradedant nuo pačių pirmųjų mokymosi, kai pradedi mokytis raideles, skaičiukus ir galiausiai, kai pradedi gvildenti jau galbūt rimtas paauglių ir suaugusių problemas. Tai Eugenija, dar jau pasakei, kad bus ir 2, ir 3 dalis, tai labai smagu, labai laukiame asmeniškai. Visi. Ir jeigu reikėtų apibūdinti šią knygą vienu žodžiu, kokiu žodžiu ją apibūdintum? Nuotykis. Tai labai smagu, tai tikriausiai visiems linkime nuotykio ir dar apie vieną nuotykį, gal tokį mažesnį, bet 3 knyga Pauliaus. Čia jau savotiškas nuotykis knygų kelionėje. Tai yra 3 knyga Vilkiukas. Vilkiukas. Šiaip iš principo atrodo, kad vilkas turėtų būti baisus, vilkiukas čia yra. Ir čia jis yra labai toks mielas ir gražus. Tai kas yra tas pagrindinis būtent šios knygos personažas ir kodėl jis yra toks? Jis yra vilkiukas. Taip. Jo. Nėra garso. Yra. Jis yra vilkiukas, jis nėra labai mielas ir jis yra toks prieštaringas. Kas yra gerai, jisai pasakojimo eigoje tiesiog transformavosi. Suprato savo tam tikras, kaip sakant, nelabai geras savybės, rado jėgų, noro ir proto tai žvelgti ir jas ištaisyti. Ir reiškia, neieškojo kaltų, nors atrodė, kad jis turėjo pilną pagrindą tai padaryti, bet paskui, supratę savo klaidą, jis ištaisė ją, bet tiksliau stengėsi ištaisyti, bet nespėjo.
Tai gal bus ir toliau sekanti dalis. Jis nespėjo tą prasme, kad jisai paaiškėjo, kad jis jau buvo ištaisęs ją bedarydamas. Jeigu galima, taip, čia nepasakysiu dviem žodžiais, bet čia jau knygos eigoje. Ir aišku, viso to esmė yra didžiulis netikėtumas, didžiulis nesusikalbėjimas ir didžiulis, taip sakant, džiaugsmas, pamačius, kad viskas baigėsi gerai, nors labai nedaug trūko, kad būtų buvę kitaip. Tai daug yra dalyvių, vilkiukas pagrindinis, kiti miško žvėreliai yra kita pusė, dar yra kiti personažai, bet viskas baigėsi taip, kad, džiugiai, gerai ir linksmai. Tai tas ir svarbiausia, nes man atrodo, kad vaikams, ypač patiems mažiausiams, tai šita knyga ir yra konkrečiai, sakykime, mažesniems vaikams. Taip. Tai kad ir kaip bebūtų, vilkas atrodo lyg ir baisus, lyg ir turėtų būti piktas, bet iš principo jisai šypsosi ir reziumė, jisai yra gerasis vilkas, dėl to galbūt ir yra vilkiukas. Tai labai smagu, tikrai, kuri iš šitų dabar knygų, kurias apie 3 kalbėjome, tai ar yra kuri nors, kuri jums širdyje užima didžiausią vietą? Ar visus vaikus mylit vienodai? Ne vienodai. Gal didžiausia vieta vis tik tai užima antroji dalis Karaliuko. Todėl, kad jinai laimėjo pirmąją vietą 10-ame konkurse. Supainto istorija laimėjo 3-ąją tik tai. Tai va, juokauju, aišku. Su ja buvo daugiausiai dirbama, kažkaip jos rašymo metu, aš pajutau tokią, kaip sakant, būtent tą tokią, ne tai kad euforiją, bet kažkokį tokį įdomų dalyką, kada kažkaip rašosi ir tu taip, matai, kad taip ir turėtų gautis. Mažai tokių kančių, nesklandumų, tai kažkaip savaime gavosi. Tai, man atrodo, gal dėl to. Nors ir kitos irgi brangios. Tai labai smagu, kad būtent šita knyga tai jau yra antri nuotykiai Karaliuko, tai aš labai viliuosi, kad bus ir daugiau tų nuotykių. Bus daugiau tų nuotykių, bus 3-oji knyga. Galiu net pasakyti, kas ten bus. Smulkiai, nuo pradžios nereikia. Tai gal pakviesime į kitą pristatymą. Karaliukas tenai turėtų jau po truputį augti ir jį jau reikia po truputį edukuoti ir mokyti. Tai kaip ten gavosi, kad jisai mokėsi ir kažkas įvyko. Tai manau, kad tikrai ne tik Karaliuką, bet ir pačius vaikus tiek edukuosim, tiek mokysim. Ir svarbiausia, kad yra labai didelis pasirinkimas, nuo ko mes galime pradėti. Tai tikrai kviečiu visus ateiti į 4 salę, vaikų ir jaunimo salę, kurioje rasite Švieskime vaikus stendą, pabendrauti su autoriais ir pasiimti šių knygelių su autorių autografais, pasidaryti nuotrauką ir turėti savo asmeninėje bibliotekoje pačių nuoširdžiausių, šauniausių, nuostabiausių autorių, pačias gražiausias knygas. Tai ačiū visiems, kad atėjote, labai lauksime jūsų savo stende.